Labas vakaras, gerbimieji. Malonu jūs matyti susirinkusius gal į kiek neįprastą aplinką. Maironio muziejus kažkaip jums galbūt ir nesiderina su atvirais vamzdžiais, su kitais nepatogumais, bet atleiskit, čia, kaip sako, yra tokia force majeure, nepriklausanti nuo mūsų stichija. Tai, susirinkome mes tokią gražią rudens dieną. Aš dabar paskaitysiu vieną ištraukėlę, kuri kaip ir neturi ryšio su tuo, ką aš vėliau pasakysiu. Bet šitą vis dėlto turi ir potekstę. Ruduo, ruduo, minčių ir žodžių ruduo, saulėlydis darbų, gyvenimų ir skausmų, prisiminimų ir apmąstymų apie laikų laikus ir sugrįžimą į glėbį jos vardu vienatvei. Taip, čia kalbama ne apie gamtos rudenį, kuris šiuo metu yra nuostabus, čia apie žmogaus dvasios rudenį, bet aš norėčiau gerbiamo Regimanto paneigti, kad mes visi šiandien paneigtume vieną jo eilutę. Ir sugrįžimą į glėbį jos vardu vienatvei. O ką mes čia susirinkom, gerbėmieji? Gal vis dėlto pasmerkiam šiandien pono gerbiamo poeto Remigijaus vienatvę vienišumui. Ačiū, kad jūs čia. O pretekstas, neformalus pretekstas, kodėl iš čia, tą mes visi žinome. Tai ponio Regimanto Žilio poezijos knygos, šitos knygos, vertikalių dykumos horizontų sutiktuvės. Dar truputis įvado iš manęs, turiu atsiprašyti dar dėl to, kad čia šiandien stoviu aš, o ne kitas asmuo. Tai yra ne mūsų gerbiama direktorė Aldona Ruseckaitė, bet taip jau išėjo, kad jinai šį kartą nusprendė leisti mums įrodyti, kad muziejuje dirba ir vyrai. Kas galbūt kartais atrodo ir keista mintis, tai prisistatysiu su šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas, dar už šį renginį atsakingas pavaduotojas ūkiui, kuris šiuo metu kažkur klausosi už durų. Ir turim gerbiamą mūsų fotografą, turim video režisierių, turime ir vieną dar damą, kuri tik stebės iš šalies ir tikiuosi neraportuos, ką mes prisidirbome ir neprisidirbome vakaro metu. Tai va, dar kartelį atsiprašau už tokius visokius netikėtas sąlygas. Ir kaip mes tvarkysimės vakaro metu, tai aš dabar kaip tik ir noriu pasiteirauti gerbiamo Regimanto, kaip čia mes darom. Ar iš karto einam prie poezijos, beje, ar jūs rašantis, ar jūs ir skaitantis poetas, aš nežinau, nes būna įvairiai. Vienas tik tai rašo ir labai kompleksuoja skaitimui savo eilių, ar jūs turėsite drąsos šitai auditorijai skaityti savo eiles? Ačiū, gavau formalų pritarimą, todėl nieko nelaukiam, gal ir padarysime ir įvadą, tiesa, labai atsiprašau, ogi aš tai nepristačiau, žmogus pats prakalbu. Tai pirmas iš dešinės gerbiamas poetas Regimantas Žilys, prašom jam paklausti. Šalia jo, aš manau, nereikia pristatyti, bet, taip sakant, etiketas reikalauja, mūsų poezijos maestro Kaune, mūsų deimančiukų ieškotojas ir atradėjas, gerbiamas poetas Robertas Keturakis, prašom. Aš dabar jau perleidžiu žodį gerbiamam poetui, po to pagal aplinkybės
bandysiu įsikišti, jeigu taip išės ar neišės, nežinau kaip čia bus. Teresė. Ačiū Jums. Man gera pristatyti dar ir labai artimą žmogų, mielą Eglę, gintarė mūsų daktarė Eglę Keturakienę. Štai mūsų komanda, vos ne šeimininė, kaip ir čia susirinkusieji yra tikiu Regimanto ir mūsų visų nepaprastai artimi žmonės. Ne tie, kurių vardų nežinau, bet kuriuos jaučiu. Žygiuodamas Regimantą ir jūs mėly atėjusieji, paguosti Regimantą, kad vis dėlto susirinkome nešvęsti kažkokią didžiulę jam skirtą premiją, o tik tai priminti jam, kad tikėdami jo talentą mes taip pat suteiksim jam be galo daug įpareigojimų ir padrasinimų. Skubėdamas į Maironio namus, aš visuomet, kad ir koks čia vyktų renginys, akademinis ar toks jautrus, subtilus kaip šiandien, apima begalinis nerimas, nes žinau, kad tą pačią akimirką, kada mes čia būsime kartu, kalbėsime, skaitysime eilėraščius, susimastysime, į kažko ilgėsimės ir būsime apsupti įvairių būsenų ir pergyvenimų, vyksta nepaprastai daug dalykų pasaulyje. Net tą patį Kauną, negu mes paimsime ir prieš mūsų akis prabėgtų bent 1/1000 dalis viso to, kas vyksta, apimtų mums nerimas ir pirmiausia pagalvotume ar paklausume patys save, Dieve mano, kam tada yra pasaulio poezija? Jeigu ji tiek mažai gali sulaikyti pikto, žiauraus, net neprotingo, norėjau sakyti kvailo, sulaikyti nuožmumą gyvenimo. Aš niekada negaliu ramiai praeiti pro Kauno kalėjimą. Aš niekada negaliu praeiti ramiai pro vaikų globos namus, pro motinos ir vaikų globos namus. Aš negaliu ramiai praeiti pro ligoninės. Aš žinau, kad ten tą pačią sekundę miršta ne vienas žmogus, kankindamasis. Ir kada užgriūna tokia gyvenimo realybė, iš tikrųjų arba meldies, arba nutyli, nuleidęs galvą, jausdamas savo bejėgiškumą. Ir tikėdamas vis dėlto turi budėti greta mūsų žmonijos kaupta begaliniai dvasios stiprybė ir išmintis. Ir tikiu, kad daugelis iš jūsų čia esančių ir nesančių rečiau ar dažniau vis dėlto pasiima savo mėgstamą poezijos tomelį, mėgstamą autorius. Regimanto pirmąją knygą eilėraščių Pilkas pavasario ruduo aš sutikau tada, kada regis jis tik tai pažaidė eilėraščiais arba apskritai literatūrinė kūryba. Pajus arba kažkokia praraja tarp tos kūrybos ir savęs, tarp pasaulio ir kūrybos, nepasitikėjimą savo talentu ir nutils. Nutildo daug kas. Kūrybai pašaukta žmogų. Nelaimės, artimųjų negandos, tautos apskritai dramatinis likimas, kuris atsiveria kartais taip baisiai, kaip atsivėrė, sakysim, 863 metais, atsivėrė 1797 taip metais, atsivėrė 41 metais, atsivėrė 90 metais, atsivėrė dar ne kartą. Ir mes tada tikriausiai, Regimantai, pajusime, kad kaip tie išvykę 45
metais iš Lietuvos ir gavę mūsų partizanų kūrybą, tarp jų buvo ir Jonas Aistis, vienas iš iškiliausių mūsų klasikų, pajus, kad Dieve mano tauta kruvina, žudoma, o mes nepalikom to žodžio, kurį priėmė, kurį supratę, kuriuo persmelkti įstovėtų pačią baisiausią mūsų Lietuvai lemtą valandą. Regimantas, tikiu, irgi atsirėmė štai šitą klausimą ir savo pirmoje knygoje, jo labiau antrojoje. Ir man buvo gera, kad nors praėjo ne vienas dešimtmetis, Regimantai kiek dešimtmečių? Taip, beveik 2 dešimtmečiai. Ir štai per šitą laiką aš žinojau, kad jisai nėra nebylys. Ir šeima dažnai žvilgčiodama į namų galvą, namų maitintoją, pasilenkusi prie kažkokių tai lapelių, rašantį, ne, sakysime, kažkokius tai memorandumus mūsų prezidentūrai ir ministrų tarybai, o rašantį eilėraščius arba prozos, vieną kitą fragmentą, kažkuo įtartinas yra toks žmogus. Bet aš žinojau, kad Regimanto šeima vis dėlto buvo kantri ir leidžia vis dėlto žmogui atsiskleisti, ką jis ilgą laiką savyje nešiojosi, savo pats aiškinosi, kas tai yra. Būtų dažnai kalbėdama apie daugą, tačiau, sakysim, apie tą kūrybos paskirtį žmogui, jis man niekada nesakydavo. Ir laimė, kad buvo mano rankose būtent ta jo pirmoji knyga. Aš tada pagarbiai nunešiau į Spindulio spaustuvę, pažinojau knygrišyklos vedėją ir paprašiau, kad keletas egzempliorių būtų iškilmingai įrišta. Ir autoriui aš padovanojau, pirmą kartą pamačiau, kad tie paskleidė lapai, kuriuos jis man atnešė tą knygą, jį be galo sujaudino, o gal ir padėjo žygiuoti toliau. Regimantai, man buvo gera, kada mudu kalbėjom apie tavo antrąją knygą, kurios pavadinimas man visuomet kliūna ir pamenu, kada knygos tavo pristatymas vyko Kauno viešojoje bibliotekoje, net įvyko tarp publikos ir mūsų ginčas, ką reiškia knygos pavadinimas. Tai man tada kilo mintis, kad Regimantas vis dėlto yra metaforos meistras, paslaptingos metaforos, kurią įžvelgti, į kurią įsijausti ne taip jau yra paprasta, kaip ir jo eilėrašty. Bet kaip ir bet kuris autorius, vis dėlto skaitytojui suteikia tam tikrą raktą, tam tikrą kodą, slaptą kodą, kurį turėdamas gali šiek tiek orientuotis, papildydamas bet kurią knygą, bet kurio didelio ar mažesnio autoriaus, bet kurio eilėraštį savimi. Man štai tos 2 eilutės ir leido labai drąsiai, jautriai, paprastai skaityti Regimanto kūrybą. Man reikia tiek daug, kad galiu savo tylėti, o turiu tiek mažai ir todėl kalbu. Iš karto mane toks karštas gumuliukas galų gerklį iškilo ir jį pajutau kaip kažkokį tai graudulį, kaip žmogaus išpažinties dalį, kada atviraujama žmonėms, savo, Dievui ir atviraujama nemaištaujant, bet tiesiog klausiant, kodėl Viešpatie tiek nedaug mums duodė viso to, kas yra be galo gražu, kilnu, šviesu, tyra. O mes patys turime per savo kančias visą tai pasiimti, suprasti arba pralaimėti, žiauriai pralaimėti. Tie, kurie tiki amžinąjį gyvenimą, supranta, kad pralaimėti amžinąjį gyvenimą yra baisu.
net vaikui, ką jau kalbėti, žmogui, kuris žiūri savo saulėlydį. Regimanto kūryboje yra tokių būsenų ir kokias aš dar bandžiau interpretuodamas gal per drąsiai jums pasakyti, bet pats svarbiausias dalykas yra nepaprastai gilus žmogaus gyvenimo suvokimas. Toks gilus, kad aš net dabar galvoju, kuris iš mūsų klasikų, taip drąsiai daug ką abstrahuodamas arba pereidamas į lyrinę išpažintį, tą būtent žmogaus ilgesį begalinio, liūdesį begalinio, pasimetimo begalinio, taip drąsiai galėjo išreikšti. Čia yra Regimanto stiprybė, tie, kurie pataisydami mane pasakys, jog tai yra tik pradžia, kur toliau keliaus Regimantas mums dar yra nežinoma, bet man šita pradžia yra labai viltinga. Tie, kurie supranta, kad kūryba yra gelmė, kartu ir žmogaus gelmė, tie neturėtų pralaimėti net tada, kada jie atsitrauks nuo kūrybos. Vis tiek jie bus tos gilumos apaštalai, mums primins, kad seklūs, viršutiniški gyvenimai yra pati didžiausia nuodėmė mūsų šioje pasaulyje. Kalbu kaip pastorius gerbėmieji. Priimkite labai ramiai, nes aš noriu su jumis kalbėti kaip pat su savimi nuoširdžiai ir pasakyti be galo daug. Bet mes dar kalbėsimės, o dabar Regimantui leidus pradėsiu skaityti jo eilėraščius. Aš esu iš tų skaitytojų, kurie pasiėmė naują, jo labiau eilėraščio knygą, apgaubė visą knygą pirmuoju eilėraščiu ir paskutiniuoju. Tai štai aš jums paskaitysiu tuos savo eilėraščius ir paskui pabandysiu pakomentuoti, ką aš po to gaubtu dar pastebėjau, bet to, ką jums dabar išsakiau. Pasikalbėk su manim šiaurės vėjau, didžiausioje Afrikos lygumoje. Čia nėra nieko, bet yra viskas, kas telpa tau vaizduotės erdvėje. Iš čia pasiekia mus kasdienybė, iš čia metafora namo sugrįžta, atvėrus ieškančio tiesos duris. Ką man daryti širdies dykinėje, amžinybės ir dvasios vienatvėje? Prisikelt ar numirt, ar užtrokšti siekiamybių ir virsmo ribai. Daugtaškis. Daug abstraktybių. Daug tokių žodžių, kurie regis visiškai svetimi poezijai. Bet už jų tarytum už kažkokio tai intelektinės ūkanos pradeda ryškėti kontūrai kažko labai paslaptingo ir gero. Tai štai paskutinis eilėraštis šioje knygoje. Keturios eilutės. Man reikia tiek daug, kad galėčiau tylėti, o turiu tiek mažai, todėl ir kalbu. Su tavim, tėve, su tavim, motin, kad savęs nepamirščiau, akalavietėj žodžių. Galima būtų priepti už tam tikrą poetinį manifestą savo, tam tikrą užsibrėžtą milžinišką tikslą, kurio nei Regimantas, nei po jo esančios kartos, kad ir kiek jos gyventų, neįvykdys iki galo, bet sieks, kad savęs nepamirštume akalavietėj žodžių. Galima būtų pridėti ir darbų, ir jausmų aklavietėj, ir gyvenimo aklavietės. Ir štai
šito gaubtu pradedi skaityti kitus Regimanto eilėraščius. Mane nustebina, autorius nėra vyriškai rūstus. Ir net intonacijos yra jaunuoliškai skaudžios. Regis jis ką tik tai pradėjo gyventi, suvokęs, kas yra pasaulis, ir jis pats vienintelis toks, greta kitų vienintelių tokių šiame pasaulyje. Jis nėra ir liūdnas. Nors daugelį eilėraščių, kada jūs skaitysite, pajusite tokią tylią melancholiją, kaip dabar išėjusi spalio vakarą. Nedidelis vėjas, šiušena krisdami lapai. Geltona šviesa net nuo grindinio atrodo jauki. Ir kažkokie pritilę žmonės, kaip ir pati gamta. O tada, kada išeini į laukų platybės, apskritai, pakilęs galvo pamatai didėjančias žvaigždės, supranti, kokie mes esame paslaptingi ir dideli kaip visas mūsų pasaulis. Regimantas nėra ir akiplėšiškai drąsus, plėšydamas visą tai, kas mums yra įprasta kasdienybėje, to jaukioj kasdienybėje, kurioje mes apsigubėm, apsisupam, užsituriam tą kasdienybę, manydami, kad yra be galo saugi. Nėra saugi. Ne tada, kada mus daro savo kažkas tai, kaip šventoji dvasia. Vis tiek čia nėra saugi ta mūsų kasdienybė. Bet Regimanto eilėraščio žmogus be baimės visą tai priima kaip skirtį. Tai yra skirta. Šiuo metu Regimantas studijuoja filosofiją. Ir kada mudu kalbamės, ypač tada, kada jis grįžta po paskaitų, užsukęs man kai ką labai įdomaus, ką jis atrado paskaitų, bet to referuoja, aš sutrinku. Nes daug kas, ką jis dabar dėsto man pasitelkdamas pasaulio galingiausius intelektus, jo knygoje taip pat gyvena. Ir man dabar tik tai keista, kodėl jam prireikė dabar patikrinti šitos knygos eilėraščių gyventojai, nes žmonėje yra palikta. Ir pro ką mes dažniausiai praeiname, kaip kol kas mums nereikalinga dalyka. Dar porą eilėraščių skaitau ir tikėsim Regimantą. Aš neįsakiau visko, ką apgaubė tie du eilėraščiai. Ir kaip atrodo dar tas sudėtingas šitos knygos gyventojas, kaip ko panašus į mus visus, kaip ko visiškai nepanašus, kaip ir turi būti. Man liūdna. Ir aš dar nežinau dėl ko. Šešėlėje vienatvė, bet jei esi viena, skirtingai negu man, pažįsti tie žmogau, tu silpnus, į per daug svajoji. Diena praeina, tu irgi ir ką. Naktis tik dar labiau išgrynina vienatvę ir skausmas ne tave užvaldo vis stipriau. Jisai kaip gaisras plešis. Ir tu nebežinai, kur jausmas, kur mintis, kur žodis. Bėga tik vaiduokliška pasiklydimo prigimtis. Man liūdna. Bet iš ten negrįžta niekas. Net ir šviesa atsispindėjusi. Nuo ko? Lingus įdėlis. Labai džiaugiuosi Regimantu. Jie atradęs tavo kūryboje, greta kitų, kurie yra tik pakeliui dar tavo pačius geriausius eilėraščius. Tai yra natūralu, tai yra tavo kelias. Būtų labai liūdna, kad iš karto mes pajustume iš lopšio iškeltą kūdikį jau kaip genijų. Kūryboje Regimantas
yra dar tik tai kūdikis, bet auganti tiek parašiai, kad aš jį apstulbęs žiūriu, koks aš tampu mažas ir kai kur net primityvokas, jau savo labai konkrečią kūrybą, kurioje publicistika žaidžia, užsižaidė taip, kad net man įdomu, kuo yra. Aš nenoriu verkti, raudoti, aš noriu, kad sielvartas mano kažkur pasidėtų kaip daiktas, kaip materijos sluoksnis, kaip kažkas, kas artima, žodžio virsmo kelionė į daiktą. Tiesa, nežinau jų. Ir dargi daugiau galiu pasakyti, kad nieko nebuvo ir būt negalėjo ir taškas. Bet jis jau yra. Ir prasmė ir kiekvieno šešėlis, jame gal ir šviesa, kurioje tu atrasi praeito, prarasto kelio viena. Neskubėk, nes laiko jau nebėra. Visas jis tavo, kaip ir tiesa neturinti prarasto veido. Kaip prakalbinti tave, kaip papasakot, kaip iškelti, ko nėra, ko net būti negali. Reginys iš toli atkeliavęs. Su šiandienos saulės šviesa per mintis ir žodžius užrašytus, jo nėra, tik vaizduotės, kerai ir lakėjais mėlynai aplink. Ir diena, kurios nepažįsta nei vienas, nei antras, ir netgi ir tu, kur skalbi to, kas yra vardai tik to, kas yra vardai atviri. Tik prasmė kažkodėl pasiklydus. To, kas yra vardai atviri, tik prasmė kažkodėl pasiklydus. Gerai. Išklausim pono Reberto interpretaciją, o dabar iš pirmųjų lūpų klausysim gerbiamo autoriaus. Labą vakarą visiems. Labiausiai tai norėčiau padėkoti Robertui, nes jeigu jo priminimas, kad galiu rašyti, nebūtų nei pirmos knygos ir nebūtų antros knygos po tokios ilgos pertraukos. Iš tikrųjų, tai visą laiką abejojau, kai rašiau, ar čia yra, ir daugiau rašiau savo, dėjau kažkokį, tai kaip čia reikia vadinti stalčių arba kažkokį kitą podėlį. Ir visą laiką buvau, kaip sakyt, raginamas ištraukti visus savo tekstus į dienos šviesą. Ir Roberto dėka, sako, yra šitos knygos. Aišku, prisidėjo dar Jūrius, Eglė ir apskritai žmogus pats savo yra nepakankamas. Ir kai visus savo asmeninius nepakankamumus pasiimi iš savo kolegų, tai tuomet ir gaunasi knyga, kažkas gali suredaguoti, kažkas gali išleisti, kažkas gali sumaketuoti ir kažkas gali leisti mums čia šitą knygą pristatyti. Taip, kad mes visi tarpusavį norom ar nenorom esam kaip vienas vienis, kaip komanda ir aišku, ir klausytojai, ir kritikai, ir visi kiti. Aš gal norėčiau pradėti nuo pirmos knygos paskutinio eilėraščio, kuris kaip ir gal atskleis tai, kodėl tiek metų apskritai buvo tylėta ir kokios galbūt subjektyvios ar objektyvios tam yra priežastys. Tai
čia iš ciklo valsai, tai bus atsisveikinimo valsas. Nieko, neturiu akinių, bet gal bandysiu kažką. Aš ten kažkur turiu, aš atsinešiu. Nepasirūpino akiniais. Čia jau ne muziejus skatintoja, nesisidavė. Leidus savo pavakštauti, Roberto akinių nereikia, jo jau pabradėje yra 4 akys. Mano pavardėje dar 2 trūksta. Atsisveikinimo valsas. Mąsčiau apie tave, apleistąją ir vienišą, o meilę. Mąsčiau kaip paukštis, kuris te žino tiek, kiek pakelia sparnai. Jutau kaip vėjas draigė tavo plaukus, kalėdinės šarmos metu. Ir mintyse regėdavau tave lyg rūko dvelksmą, kuomet išpuoliau tavo žvilgsniu, ilgais kaip amžinybė vakarais, nors tu buvai mano minčių miražas, aš tavo veidą pažinau. Kai tavo akise jau vyto gėlės, tarytum žvelgtum su viltim liūdnai, bet tu ateidavai tenai, kur tvyro ledo sienos, kur veidrodžiai šarmoti ir akli, būtis tame krašte kuždėjo seną maldą, širdis tavo šalta kaip krištolas ir jausmas kaip amžinasis auksas, niekad tavo žvilgsnių žodžių nesuras. Mąsčiau apie tave, mąsčiau, kuomet vaitojo skausmas ir blaškės lyg vaiduoklis į šalis, bet pėdsakai, kurių ieškojau tąkart meilę, driekės dykumą, anapus išvidinės saulės, čia pat, kur pirmas žvilgsnis žodis, jausmas skleidžias, sesuo vienatvė tuokart lankės ir man atrodė, žydi sodas, nakties kelmėjus sulig žvaigždžių rasa, dėja tik mintys driekėsi kaip horizontas, ištarė veidrodžiui negrįžtamai sudie ir visada, ir viskas, lyg nurigai debutį aptemus, krito žemėn, debesų spalva. Mačiau, kaip paskutinį kartą geso žvaigždės ir netikėjau tuo, kad mano džiaugsmą draskė pavydo paukščiai ir žodžių prasmės praeivių žvilgsnis šaipės iš manęs su ja. Tai aš dabar savo persiskaičiau ir tai man nekyla jokie klausimai, kodėl apskritai tiek metų tylėjau ir ta poezija budėjo manyje ir prieš keletą metų kažkaip tai jinai vėl sugrįžo į mano dienas, bet aš vis tiek dar abejoju tuo, ką aš darau. Ir tai, manau, yra kiekvieno gal autoriaus tokia lemtis abejoti savo darbu ir būti labai savikritiškam, nors kitiems gali pasirodyti, kad yra visai priešingai. Tai, bet kaip minėjo Robertas, sako, ko aš ten nuėjau į tą filosofiją, jeigu man ir taip viskas jau iš anksto aišku, bet galiu pasakyti tiek, kad man filosofiją studijuoti yra lengva dėl to, kad aš turiu šitą knygą ir dabar daug temų, kurios čia yra paliestos. Tai ir Plotinas, ir Platonas, ir Parmenidas, ir Sokratas, ir visi kiti dalykai man liktai praktiškai kaip buvo, kaip ir atspėti. Tai ir aš dabar ir pats praktiškai žiūriu į šitą savo rinkinį daugiau kaip į filosofinį, negu kaip į poezijos, tik tai gal nėra tokios aiškios tvarkos ir struktūros kaip filosofijoje, bet ir dar čia šiek tiek yra gal biškį daugiau, yra jausmo, yra kažkokių konkretybių, bet tos metaforos, kurios čia yra, jos turi labai daug prasmių. Ir jeigu
paimti kokį nors vieną žodį arba kokią nors vieną metaforą, galima ją pritaikyti ir atskleisti nuo žemiausio iki aukščiausio lygio žodžio kaip po tokio. Ir aišku, labai dėkui Ugniui, kuris pridėjo savo ranką prie šito teksto, ir Robertas, ir kaip sako, aš juos, kaip čia pasakyti, išnaudoju jų galimybes ir kaip sakyti, ir kaip kritiko, ir kaip poeto, kad gautųsi sintezė ir ne tik tai kaip žmonių, kurie rašo ir kurie kritikuoja, bet taip leidau savo pabūti kaip ta sintezė, kuri tarp dviejų kartų ir tarp dviejų tos pačios šakos atstovų būtų. Tai sudėtinga man tai buvo daryti, aš vis galvoju, kad taip visai taip viduje su nerimu žiūrėjau, kokia bus vieno ar kito reakcija į tokį mano žingsnį. Ir aš pastebėjau, kad Robertas netikėtai taip pagrodavo arba pakeisdavo kažką tokio, kad aš taip pasijusdavau kaip visiškose vystyklose. Ir labai daug yra, akiškai be Roberto šitos knygos čia apskritai nėra. Ir šito vakaro. Ir mano čia dalis yra menkiausia, nes, kaip čia pasakyti, parašyti yra ne taip sunku, kai ateina iš kažkur. Tai tos mintis tik tai sunkiausia, tai minčiais priduoti formą ir aiškesnį turinį. Bet aš irgi gal dabar pradėsiu nuo pirmo eilėraščio ir kažkokią dalį paskaitysiu, paskui dar turiu keletą paskutinių eilėraščių, kurie neįėjo šitą rinkinį. Ir tada gal bandysim kažkaip tai tęsti vakarą kitais komentarais, nes neturiu kito kelio. Aš norėčiau, Reikimundai, kad paskaitysiu naujausių, o ne paskutinių. Naujausia dar negimė. Naujausia dar jie kažkur, kaip čia pasakyti, pakeliui į dienos šviesą. Aišku, daug graikiškų motyvų čia yra šitoje knygoje, nes mūsų visa apskritai vakarų civilizacija yra kaip graikų kultūros lopšyje ir pačioj pradžioj. Pasikalbėk su manim šiaurės vėjau, didžiausioje Afrikos lygumoj. Čia nėra nieko, bet yra viskas, kas telpa tavo vaizduotės erdvėj. Iš čia pasiekia mus kasdienybė, iš čia metafora namo sugrįžta, atvėrus ieškančio tiesos duris. Ką man daryti? Širdies dykynėj, amžinybės ir dvasios vienatvėj. Prisikelt ar numirti, ar užtrokšti siekiamybių ir virsmo riboj. Dar turiu atogražos smiltį iš erdvės, kurios net mano šešėlis nesiekia. Aš nekalbu apie laiką, o tik apie būtį, kurioje yra esatis, bet kur prasideda laikas, pasaulio būties pradžia, net ir tu nežinai, ar ne? Tarp laivo nuolaužų, tarp įtakių, paguost tave bandžiau, o veltui. Bet jis jau seniai nebegyvas, tavo esaties išgalvotas pasaulis, supavau eilės tarsi kūdikį, aklas ir kurčias būdamas, be klausos. Rauda geso, šviesa tirpo ir traukės, nežinojau, kad žodis kaip ženklas sušunka, aidi, pakyla ir tyli, kaip rožė širdį užmigdyta. Ir kas tau beliko? Be gyvenimo viskas, be užsimiršimo nieko tau čia nepaskirta. Laikinumo šviesa begalybėj, tu nakties ir dienos riba, laikas pakeičia amžių, horizontas lieka šalia.
Man tik buvo liūdna, laikų tėkmės kaitoj, jau ašaroja spalis ir vysta debesis erdvėj. Kelionė ši neturi veido, nei siekiamybių, nei ribos. Diena tau horizontas, kelionė be pabaigos. Baltas, bet ne pavasaris. Ruduo tik kelios uogos, juodas, bet labai liūdnas. Žodis visai nuogas, gimęs, kaip ašara iš begalybės, net tu pavasaris, ne ruduo atgaivins kelias po vasaros. Nusileido saulė kažkieno, kažkam žvaigždė sužibo, žiburį iš trumpesio naktį, regiu paskutinį sykį. Paskutinis pavasaris. Karantinė šalimais viena, tik upė tyli vieniša. Kas ją pabuos, kas į kelionę begalinę išlydės, žodžiu rūpiu ir atviru kaip duona. Ir kai nusigręžia nuo esaties laikai ir mintys skundžiasi dėl žodžio, poezijos pavasarį tokie laikai, kad savo esmėlio tavo akis užkloja. Esu vertas ne šito, esu vertas vertesnio, neverta ne vieno skatiko arnumo niekada nematyto. Esu vertas gimusio kūdikio pirmojo aš pabudimo. Esu vertas vertesnio, ne šito, bet prarasto savo likimo. Esu vertas neverto atokvėpio ištarto žodžio be balso, tavo žvilgsnio ramybės, ant tavo peties nepatirto. Esu vertas bučinio tavo iš saulės pastogų, iš ledo vandens ir apsunkusio oro. Esu vertas užgimusio žodžio, kažkur amžinybėj. Esu vertas net ir tuomet, kada esu pasiklydęs. Krenta lapas, krinta ir gęsta. Saulės ir vėjo beformiai tėkmėj šypsos ir supasi paskutinėme savo pirmutinėme mūsų lopšių sudie. Su kiekviena pėda horizontas, saulė tekanti amžinybės tėkmė, diena išsiilgusi šešėlių glamonės, vieniša akis nakties marių stikle. Kodėl tu slėpies? Ir vėl esi pilnatyje, gal nori kažką prisimint, palydėti, o gal nori tiesiog užsimiršti ir nuklysti taip toli, kur net irklo nepažins horizontai. Ateis pavasaris iš vaiko juoko, šypsosis paukštis pieštas debesy, giedras skandens pro ašaras ir būsim begalybės pilnaty. Nesakyk man labas daugiau, nesakyk lyg sveikas dabar, tegu bus tarsi akla esatis, tavo buvimo pilnatvė šalia. Nekartok man daugiau dabar, nekartok to, kas buvo seniai, ką prisimena tavo lūpose žodis, sudūlėjo ir dingo laiko tėkmėj. Aš buvau ir dar nežinau, ar esu, ten, kur mintimis ir dūžiais širdies šiaip ne taip nukeliauti galiu. Ta šalis yra arti ir negrįžtamai josios nėra, kaip pradžios ir kaip pabaigos. Saulė pro debesis kils mintyse, horizonto nebus, tik tamsa. Vėl ir vėl kaip diena po dienos, liūdesio žemė ateina iš niekur. Vėl ir vėl, kaip banga po bangos, tavo laivą pakrantėj skalauja. Vėl ir vėl tu lauki kelio pradžios, nedrįstantis niekur keliauti. Vėl ir vėl, kaip mintis po minties, tavo laivas sudūžta graido, net ir tu be pasaulio erdvės. Vėl ir vėl, savo tylą nutrauki. Gilus pavasario rytas, pabudo vasaros saulė, ištuštėjo rimas pravirkus vieškelių bryliai, vieversys neberado
žydros skliauto virš žemės ir to, kas dar gali atpažinti pavasario meną. Plieninis peizažas užgožia betoninį mišką, ugnį balsuojantis paukštis, kur čia horizonte nužymi dar vieną mechaniškai prarastą dieną. Ir tai, ką žinai būtini, susilieja į neesamą vientisą vienį. Eisiu aš tolyn, eisiu per prasmes be žodžių, eisiu per garsus be aido, eisiu leginimo aklu, kol pasieksiu sodą be žiedų, ir tuomet parklupęs aš ramiai užmigsiu ir pavasarį priminsiu spindinčių lašų. Tiek daug žodžių, tiek daug margaspalvių, daug simbolių prisiminimo laukimo ir kančiočių sraute, nei kelio, nei prasmių pradžios. Drungnas plakimas širdies, aplink verkia beržai, girgžda vėtrungė, tyliai leidžiasi miegantis lapas, dulksna nuspalvintas vėjo peizažas, ko tu laškais, liūdesio saulė tau ranką išties, kur tu beeisi ir ką beregėsi, esantis visuomet lyg palyda tylės, užsimiršimas vienaip ar kitaip šalia bus, kur keliauji, vidinio pasaulio erdvė, ir ugnies tau čia per mažai, per seklus tavo asfalto vanduo ir žvaigždės lempų per žemus, o rasa tik kartą pirmiems. Voratinklių šerkšnas vasario žemėj suskilia dangus, prisidėjo saulės, tu esi įvardinti ir būti, ir netgi nedrįsti mylėti, ne saulę, ne dangų, ir netgi ne jį ir ne ją, kurio aš ilgės labiausiai, tu kelias iš niekur, horizontas čia pat, ir šventas sudie ateinančio kūdikio saulė. Ačiū poetui. Prisipažinsiu. Aš pavartosiu taip pat jau šiandieną kartą vartotą žodį filosofinis. Irgi perskaičiau Regimanto knygą įdėmiai ir supratau, kad tai yra filosofinis tekstas. Aukštos kokybės filosofinis tekstas. Ar tai yra poezija ir kokia tai poezija? Į šitą klausimą aš norėčiau išgirsti atsakymą iš vienintelės, pasakykim, šiandien formaliai žmogiško intelekto mūsų salėje atstovės gerbiamos humanitarinių mokslų daktarės ponios Eglės Keturakinis. Prašau. Nesakysiu jokių verdiktų. Čia mano bus subjektyvi nuomonė. Bet prisipažinsiu, mes esame ir pažįstami su poetu, bet aš nemėgstu panegirikų. Tai čia nebus panegirinis visai tekstas. Ir daugiau kalbėsiu apie eilėraščio subjektą, bet ne apie patį poetą, nes jau čia knyga poezija gyvena savo gyvenimą. Tokį pavadinimą sugalvojau. Nebijantis rizikuoti. Arba ką reiškia žiūrėti pernelyg rimtai. Rašyti, kurti nemadinga, tradicinė metafizinė kalba išties drąsus yra žingsnis. Nebijoti, rizikuoti, būti apkaltintam pasiklydus laike ir erdvėje. Tarsi įstrigus, bet tik taip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, senstelėjusios poetinės stilistikos narvelyje. Drąsu būti nemadingam, nepopuliariam. Tai asmeninė rizika. Asmeninė rizika šiuo atveju yra susijusi ir su poetinė avantūra,
kurią apibūdinčiau kaip nuolatinį balansavimą, ėjimą labai trapia linija tarp metafizinės kalbos, esatis, ašarojantis parkai, tarsi banalių tradicinių poetizmų, prisiminimų gilių metaforos ir šiuolaikiškos modernios subjekto jausenos, patiriančius širdies dykynę, kaip sako poetas, vienatvę, būties tuštumą, pasimetimą ir neviltį. Ir kartu tarp eilėraščio subjekto vaikiško noro būti priimtam besąlygiškai. Pavyzdžiui, tas eilėraštis man reikia tiek daug, kad galėčiau tylėti. O turiu tiek mažai ir todėl kalbu su tavim tėve, su tavim motin, kad savęs nepamirščiau aklavietį žodžių. Ir kartu tarp brandžios gyvenimo suvokties, jog gyvenimas yra savotiška dėlionė, žaidimas, jog asmeninė kančia neįžodyta kitam tėra tik tai beformis laikas. Pavyzdžiui, kaip pats poetas sako, mintis kaip ir kančia, beformis ir beveidis laikas, dar regimas akių gelmiai, tik dvasios būsenos spalva. Tad kas esi, ar jau žinai? Kaip praleisiu, žvaigždė užgesusi šviesa balta. Gerai, kad tradicinė metafizinė kalba nesukelia poetinės euforijos, patetinio kalbėjimo, bet lemia intravertišką subjekto santykį su realybė. Subjektui vienintelė realybė yra sielos vidinis vyksmas, kurio žodžiais eilėraščio subjektas negali išsakyti. Žilio poezijoje yra apmąstomas tikrovės referentiškumo, reprezentacijos klausimas. Požiūris į realybę subjekto yra modernus. Poetinė kalba jau nebegali reprezentuoti, nes žodžiai anot poeto yra tik ženklai. Jie nurodo į tikrovę, bet jos neįvardyja. Tačiau kiekvienas kūrėjas, kaip ir kiekvienas žmogus, nori būti išgirstas. Tad eilėraštis, tas pirmasis pasikalbėk su manim šiaurės vėjų, išreiškia poetinę Regimanto poezijos programą, kurioje yra kalbinamas skaitytojas, dvasinio susitikimo su skaitytojo siekis, reiškiamas pokalbio su šiaurės vėjų metafora. Siūloma poeziją pratęsti jau nebe tekste, o skaitytojo vaizduotės erdvėje ir sykiu pristatomos dvi pagrindinės eilėraščių knygos temos vertikalių dykumos horizontų. Tai pasimetęs subjektas, nežinantis, ar jam prisikelt ar numirt, patiriantis radikalią vienatvės būseną. Ir kita tema – kalbėjimas apie poezijos rašymą. Kalbėjimas apie kalbos ir tikrovės pertraukį neįveikiamą pravarę. Bet aišku, poezijoje yra svarbiausia ne tema, o jos kalba. Eilėraštis gali gimti iš nieko, kalbėti apie niekus, bet nebūti niekinis. Tačiau atveju iškyla dar vienas asmeninės ir poetinės avantūros aspektas. Tam tikra rizika pavadinčiau ir patį poetinio rašymo tipą. Žilio poezija yra vis dėlto ne vaizdo, o minties poezija, reikalaujanti iš kūrėjo pastangos išsilaikyti, būti poezijos erdvėje, nenukrypti į abstrakčius filosofavimus, išsaugoti poetinio žodžio gyvybę. Žilio poezija vertikalių dykumos horizontų, ką jau nurodo net ir pats knygos pavadinimas, yra asmeninės metafizikos poezija, atsisakanti žaidimų su kalba, reginio spektaklio, kas labai šiuolaikiniai poezijai mėgstama, įmantrios rafinuotos poetinės stilistikos ir kaip gerai, nors išlieka remiasi metafizinė poetinė kalba, bet atsisakoma ornamentuoto poetinio kalbėjimo. Ir į poeziją, meną, amatą, žiūrinti rimtai, gal pernelyg rimtai, iš to egzistencinio rimtumo, noro išsiaiškinti metafizinę esmę ir kyla nebūtinų ir galbūt nereikalingų filosofavimų.
Tačiau kas išties yra gerai, Žilio poezija krypsta į asmeninę meditaciją, tai reflektuojanti poezija. Nuolat savęs klausiama, kas aš esu laike ir erdvėje. Tiesa, laikas gal labiau apmąstomas, nei išgyvenamas. Metafiziniai minties Žilio poezijai labiau būdingas erdvinis mąstymas, nei laiko patirties įvaizdinimas. Eilėraščių subjektas čia nuolat keliauja. Šiais laikais atrodytų tai labai modernu. Kita vertus, ši kelionė yra paradoksali ir galbūt tuo ir įdomi, nes grįžtama iš niekur arba pasirodo, kad grįžtama į tą patį tašką, taigi niekur nebuvo ir išeita. Ši metafizinė odisėja, kelionė be veido, be pabaigos ir krypties, tai modernios sąmonės nestabili būsena. Kita vertus, menama, tariama vidinės sielos kelionė yra ir menamos tikrovės vaizdinys ir sykiu poetinio žodžio ieškojimas. Pasak poeto, vaiduokliška pasikleidimo prigimtis išsako būties pilnatvės stoką, gyvenimo tuštumą, aklą įsivaizduotą prasmės ieškojimą. Bet grūdas tavo buvo tik įsivaizduotas, tad ir diena yra tik tai ženklių kalba dėliota. Ne subjektas kuria kalbą, bet kalba renkasi poetą. Diena yra tik tai ženklių kalba dėliota. Žilio poezijai rūpi žmogaus egzistencijos prasmės ir beprasmybės ribos. Gyvenimas subjektui atrodo ir vaikiška dėlionė, kažkieno sugalvota žaidimas, ir akimirkos miražas, ir iliuzija, menama tariama realybė ir, kaip jau minėjau, poetinio žodžio paieškos. Eilėraščio subjektas užima dviprasmišką poziciją tikrovės atžvilgiu, prieštaringas pats sau suskilęs į dvi radikaliai priešingas egzistencinės laikysenas. Kelis sykius pasikartoja poetinė frazė, pasiremsiu į žydrą dangų arba kaip stiebiuos į dangų ir bandau pasiekti horizontą, išreiškinti ir galbūt tokį naivoką pasitikėjimą savo galia ir sykius subjektas suvokia anot paties poeto savo padėties tragiškumą. Siekti nepasiekiamo, siekti neįmanomo. Ši iliuzija, galbūt variklis, kreipia Žilio poeziją į filosofinę, tokią poetinę kalbą. Atrodo, jog subjektas trokšta prisiartinti, o tiksliau atrasti tai, kas žmogiškai minčiai neprieinama ir nepasiekiama. Ką prisipažįsta ir pats subjektas, bet priartina prie pradžios, kurios nesuprantame žodžiais. Regimanto poezija verčia kelti klausimą, ar gali poezija pavirsti poetiniu mąstymu apie amžinybę, apie artėjimą prie pradžios. Ir taip, ir ne. Taip, jei polinkis filosofuoti, poetinėje erdvėje yra suskliaudžiamas. Ir konkreti poetinė kalba skaitytojo pačiam verčia mąstyti. Tikriausiai ne, jei filosofinės kategorijos nustelbia sielos vyksmą. Poezija niekada nebuvo ir nebus filosofijos podukra. Tik ji viena turi gali išsakyti tikrovę sava poetinė kalba. O filosofinė kalba gali prabilti ir metaforinė kalba. Pavyzdžių mes galėtume rasti apščiai ir Nyčė, ir Haidegeris, ir šiuolaikinis Roti filosofas renkasi poetinę kalbą. Tačiau tarp bandymo subjektų susirasti patikimas, pastovias atramas pasaulyje, tas bandymas yra galbūt nesėkmingas, nes klasikinės antikos pasaulis, tai poetas sako, tavo esaties išgalvotas pasaulis jau seniai nebegyvas. Todėl eilėraščio subjektas, pavyzdžiui, eilėraštyje tarp laivo nuolaužų tarp itakių, vis keičia kalbančiojo kaukės. Tai Odisėjo, tai Homero balsų prabyla, bet tai kalbančiojo neapsaugo nuo suvokimo, jog žodis tik aidas, tik ženklas. Prarasties suvokimas verčia subjektą išdidžiai stoiškai arba skausmą ištylėti, arba jį išsakyti tokia gana ritminga kalba. Ir man vienas iš tokių labiausiai vykusių eilėraščių, čia labai subjektyviai, yra eilėraštis daina Nežinau, ko reikia. Kur čia subjektas prabyla kario balsu ir tarsi atgaivina dainingą Pauliaus Širvio lyrinį
žodį. Kadangi pats poetas labai gražiai skaito ir jo poezija yra galbūt ir ne tiek skirta skaityti, kiek klausytis. Tai poetas pats paskaitys arba gražiau nes aš. Na ir galbūt, kad pabaigt norėčiau tokių labiausiai man įstrigusių eilėraščių ir atrodė pačių gražiausių, kur galbūt susilieja Regimanto Žilio poezijoje ir polinkis į filosofavimą ir kartu toks konkretybės siekimas. Tai eilėraštis į kokį matavimą veržė šešėlis. Aš tikrai paskaitysiu. Į kokį matavimą veržė šešėlis, kur slepia žodžius. Už upės ar už miesto, už upės ar miesto, už saulėlydžio parko ribos. Čia prasideda, čia ir baigėsi kelias, kai naktinis žibintas jį paverčia žvaigždėm. Labai graži Regimanto Žilio poezija yra nakties žibinto metafora, pasikartojanti, kaip minėjau, čia įvairiai galima būtų ją bandyti mąstyti, ką galėtų reikšti. Šventajame rašte tai simbolizuoja santuokos simbolį, šiaip čia turbūt simbolizuotų tam tikrą atsisakymą modernaus subjekto, to aš suverenumo iliuzijos. Ir kai beprasmybės šešėlį uždengia šviesa, naktinis žibintas paverčia į žvaigždėm. Eilėraščio subjektas atsisako noro įsitvirtinti pasaulyje ir pasuka kitą linkmę. Ne įsitvirtinimo, bet atlieka išlaisvinimo atsisakymo veiksmą, suvokdamas, jog kūryba yra išėjimas už būties konkretybių, už upės ar miesto, už saulėlydžio parko ribos. Ir kartu nutildo tą bevardį ir beprasmį būties gaudėsi anot Levino, kurį jaučia subjektas. Vadinasi, tai, kai aš sakiau atsakymas, ar tai yra poezija, ar filosofinė poezija, gali būti poezija. Taip, šitas eilėraštis tas patvirtina. Gerbimieji, ar dar yra norinčių tarti kokį žodelį gerbiamam Regimantui? Aš prisipažinsiu, ruošdamasis vakarui, pažiūrėjau, kaip dabar turbūt įvardė blogais vadina, kaip Regimanto asmeninį tinklapį ir dabar salėje matau to tinklapio prototipus. Tai yra ir turbūt ir jo šeima, ir žmona, ir sūnus, ir mergaitė. Aš labai paprašysiu atsistoti ir visiems pasirodyti, kad jie yra įkvėpėjai tokie. Ačiū, kad jie atėjo palaikyti saviškio. O daugiau, jeigu kalbančių nėra, tai jeigu trumpai. Taip. Aš kaip Regimanto, aš iš vietos pasakysiu trumpai. Esu dėstytoja buvusi, tai galiu kažką irgi gero pasakyti. Visai tiek toks vyresnis, po Londonų visokių važinėjęs ir išsiskyrė iš visų toks aukštas, jau savo ūkį išsiskyrė. Išsiskyrė tuo, labai mėgo fotografiją. Jis ne visai pritapo prie kitų menotyros studentų, nes jis buvo protingesnis, daug pasaulio pamatęs, važinėjęs, taip kad, dažnai net truputį kiviršai buvo, pasiekė, neturėjau kiviršų, bet su kitais dėsius, kad jis turėdavo savo nuomonę, kur ne visada sutapdavo su kitų dėstytojų nuomonė. Aš nežinau, kad jisai rašė eiles, nes labai rašo daug kas, pavyzdžiui, darė mano kartos Martinaitis, Vaitekūnas, Jablonskis, Fotomenininkai. Taip, fotomenininkai. Arba atvirkščiai. Ir fizikai net rašo, ir fizikai, bet tokia profesija. Ir gydytojai labai rašo.
Tai visi rašo, bet aš pavyzdžiui nežinau vieno menotyrininko, bet Regimanto, kad būtų rašęs eiles. Nu, man jo eilės tikrai patiko labai, nes aš mėgstu iš viso tokias konkrečias, trumpas eiles. Ir ilgesnė eilėraščiai irgi labai geri, bet aš kartu važinėdama visada pasiėmu, mano mėgstamiausia poezija yra kiniečių arba japonų. Ketureilius, ar penkeilius. Ir va šitas irgi mane labai žavi tas Regimantas šitos eilės. Nors yra labai gražios ir ilgesnės eilės, irgi labai gražios. Nu tai va, tai, nu, galbūt čia neleido daug kalbėti, daugiau Ne, aš dabar atsimu savo žodžius. Aš atsimu jūs. Tai labai džiaugiuosi, kad jis apsivedė mūsų menotyrininkos studentę. Taip, abu jie menotyrininkai. Ir dabar jam bakalauro pilnai užteko, daugiau nebenorėjo magistrą stoti, bet jisai baigė, dabar studijuoja filosofijos magistrą, jam dar įdomiau turbūt negu menotyrą. Taip, aš galiu... Tai jau tą mes visi pajutom. Taip, nu, aš galiu tik pasidžiaugti tokių talentingų studentų. Mes labai gražiai dabar sugyvenam, draugavom, gal viskai gerai. Tai labai džiaugiuosi. Ačiū. Šitai norėjau suvaržyti laisvą žodį. Reikia pasikartoti. Nu, kągi, žodis žodžiu, bet yra truputį pakylėtas žodis, taip, kuris vadinamas poezija. Ir vakaro pabaigai vis dėlto siūlyčiau, aš viliuosi išgirsti tą pagarsėjusį Kaune paskutiniu metu duetą. Tai yra vienas grandas, kitas pavadinkim šios rytį pradedantysis, kurie pasikeisdami vienas kitą sužavėjo ne vieną salę Kaune. Tai tikiuosi, kad mes šiandien irgi sulauksim tokios šventės ir kažko tai tikiuosi ir kviečiu gerbiamus poetus dar kartelį į sceną ir laukiu jūsų pabaigos žodžių, poetinių žodžių. Ačiū. Girdim, man atrodo, ir be mikrofono. Terminas bus ryškesnis. Taip. Maironio aš labai ilgai ieškojau. Nors pati poezijos pirmoji knyga namuose buvo kaip tik, man atrodo, Pavasario balsų 3 leidimas. Mama daugelį eilėraščių dainavo. O man jis atrodė dar ne mano. Kaip ir aš, regis, dar labai ilgai nebuvau Lietuvos, Maironis jau buvo Lietuvos. Ir jau studijuojant, dešimtis kartų perversta knyga Pavasario balsai, staiga 4 eilės. Tik trumpai valandėliai, vienadieniai svečiai ir užgimsta ir miršta be norų. Ką ant žemės paliksim, ar ir mūsų keliai, kaip tų paukščių iš mėlyno oro? Maironis toks netikėtas, toks didingas, toks gilus. Sukrėtė mane iki sielos gelmių ir tada supratau, kad bet kuris jo eilėraštis būtent ateina iš ten, iš tos gelmės, kurie gali pavadinti ir Lietuvos meilę, ir Dievo didingumu, ir žmogaus pašaukimu, tam didingumui ir tai meilė, ir taip toliau. Ir man buvo gera, kad tarytum pratęsdamas mūsų klasiką, Regimantas taip pat stabtelė prie labai svarbaus daiktavardžio simbolių kelias, kaip ir Maironis
sustabdymus, ką ir pastebėjo gerbiama Eglė, taip pat kelias. Kai stiebiuosi į dangų ir pasiekti bandau horizontą, kažkas atsiranda, ko žodžiu nusakyti negaliu. Tarsi nubunda kažkas, tarsi kelias iš jausmų ir minčių į tave, per tave ir per mus, bekraštė diena. Aš tą veiksmažodį kelias paverčiau į daiktavardį, arba galima paversti į veiksmažodį. Man tapo taip įdomu ir pirmą kartą supratau, kad Regimanto poezijoje dar yra tokių paslaptėlių įdomių, kad tik tai labai atidus skaitytojas ir norintis šitą žmogų pažinti kaip poetą, kaip žmogų, atras dar nepaprastai daug. Štai šitam tomelyje. Aš jau pats atrandu daug dalykų. Jis atvertės tos pačius puslapius. Man jau lengviau. Ir atrandu tokių vietų, kurios man pačiam praktiškai iš principo netikėtos. Jeigu taip dabar jau antrą mėnesį daugiau nieko neveikiu, tik skaitau filosofinius tekstus ir visokias ten sistemas, struktūralizmus, semiotikas ir taip, kaip sakant, pradedu atrasti, kad tai, kaip sako, išradau labai daug dviračių, kurie buvo prieš mane išrasti, tik tai gal aš nelabai, kaip sako, įvardinau. Dar tiek, kaip sako, pačiam prieš tada jauku. Ir tie visi dėliojimai ir tos paslaptys, kurios čia yra, tai jos praktiškai man pačiam atsiveria tik tai labai netikėtai. Skaitai kokį nors tekstą ir randi tam tikrus žodžių junginius, kaip turi būti, tokia sąvoka, kaip būtina sąlyga. Ir paskui ten ir visi žodžių kaip ženklo dėliojimas apskritai yra tam tikrų filosofinių disciplinų, kaip sako, erdvė. Tai, o čia tas žodis, tai, kaip sako, bandoma jam suteikti daugiau ne prasme, bet, kaip čia pasakyti, jausmą, emociją, kažkokią tai juslę, negu tai, kad išreikštų kokią nors mintį. Dabar tada paskaitysiu vieną eilėraštį iš karto po to, kuris buvo skaitytas. Man liūdna ir aš dar nežinau dėl ko, šešėlė vienatvė, bet jie vis viena, skirtingai negu man, pažįsti jie, žmogau tu silpnas ir per daug svajoji, diena praeina, tu lieki ir kam. Naktis tik dar labiau užgrynina vienatvę ir skausmas net tave užvaldo vis stipriau. Jisai kaip gaisras plečiasi ir tu nebežinai, kur jausmas, kur mintis, kur žodis. Belieka tik vaiduokliška pasiklydimo prigimtis. Man liūdna, bet iš ten negrįžta niekas, net ir šviesa, atsispindėjusi nuo ko. Gerbėmieji, kada beveik visa žmonija šiandien pradeda abejoti, kas yra žmogus, kas yra Dievas, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra meilė, pagaliau kas yra poezija, kažkodėl prozos neabejoja, kas yra legenda, sakmė. Aš taip pat pasimetu. Manydamas, kad apskritai atėjo pati nuožmiausia išbandymų valanda žmogui. Jeigu jis visko abejoja. Visko. Net savimi. Ir tarytum nieko mums nepaliko tie didieji žmonijos
iki mirties savo teigė, kas yra visą tai, ką aš išvardėjau, ir dar daugiau. Ir kada stabtelė štai prie regimentų kūrybos, mes galime pavadinti filosofinę lyriką, filosofinio eilėraščio, filosofinį poeziją. Regimai, tai dar atėjo patys ištikimiausi tavo klausytojai, Monikutė, Ugdytė ir Ugnius.